Chebrytė rimta tema - aplinkosauga. Vakar buvau konferencijoj pavadinimu "Atliekos". Tai žinokit, labai liūdna ir truputį gavau demotyvacijos. Aišku, kad Lietuvoje viskas labai blogai su atliekom, tai aš žinojau, bet kad ant tiek tai net nebuvau pagalvojus. Tai kas liečia šrotus, pasirodo, legaliai išardomų automobilių Lietuvoje vis labiau mažėja su kiekvienais metais. Ir tuo pačiu labai smarkiai auga automobilio eksportas. Tai šitoj vietoj turbūt nereikia būti labai protingais, kad suprastume esmė. Kai regitroj eksportuoti automobilį gali 2 pirštų paspaudimais, taip sakant. Tai va tas yra labai labai liūdna. Liūdna tas, kad smulkusis legaliai veikiantis verslas turi prisimti visą mokestinę naštą už tas visas nelegalias atliekas. Labai liūdna, kad žmonės pirkėjai nesusimąsto, kad netgi jiem tiesioginę žalą daro nelegalus verslas, tiek servisai, tiek šrotai. Tai irgi kaip pavyzdys, prieš porą dienų rodžiau, kaip žinoti, ar autoservisas legalus. Tai vienas iš rodiklių yra, kad jisai turi būti užsiregistravęs GPAI sistemoje, kur vykdoma atliekų apskaita. Tai pasirodo, Lietuvoje iš viso autoservisų ten veda apskaitą tik tai 13%. Tai įsivaizduokit, kiek tai yra mažai ir kiek atliekų yra neapskaityta. Ir jeigu kiekvienam atrodo, kad manęs tai neliečia, kad kažkas kažką kažkur teršia, tai labai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tas atliekas vis tiek reikia sutvarkyti, kurios patenka kažkur visur bele kur. Ir už tai sumoka mes. Sumoka tiek smulkusis verslas legalus, tiek sumoka paprasti gyventojai, nes vis tiek pinigėliai reikalingi, kad tas atliekas sutvarkyti. Ir jie yra surenkami per mokesčius. Todėl mes gal tiesiogiai ir nematom, kad būtent už tai mokam, bet pastoviai yra kažkokie nauji mokesčiai, kuriuos nuo mūsų nuskaičiuoja, kuriuos turim susimokėti. Tiesiog kaip Lietuvos gyventojai, ir šitoj vietoj ir yra mūsų atsakomybė, kurios nereikėtų prisijimti, jeigu būtų viskas legalu. Kas liečia automobilių temą dar, tai yra, kad importuotus automobilius irgi valstybė apmokestina, todėl importavus į Lietuvą automobilį, kuris bus čia užregistruotas, vėlgi reikia susimokėti simbolinį mokestį ir nepamenu tikslių skaičių, bet labai labai irgi mažas procentas tai daro. O iš tų surinktų pinigėlių teoriškai turėtų būti padengiamas to automobilio atliekų utilizavimas, bet nieks to nedaro, nieks neregistruoja, nieks nemoka. Tai vėlgi visą tai krenta ant, kaip čia pasakyti, mūsų sąžinės ir tai mums dar didesnė našta. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad jeigu jūs renkatės nelegalų verslą, taip gal jūs šią akimirką staupot tos 10 eurų, bet paskui vis tiek jūs juos susimokėsit netiesiogiai per mokesčius, vis tiek teks susimokėti. Ir iš kitos pusės žiūrint, nereikėtų galvoti, kad smulkusis verslas Lietuvoje lobsta, nes kiek turiu draugų pažįstamų verslininkų ir auto srity, ir ne auto, tai iš tikrųjų smulkiajam verslui tikrai Lietuvoje yra sunku. Ir realiai Lietuvoje lobsta kaip tik tie, kurie nemoka mokesčių ir jam ant visko, taip sakant, nusišikt. Tai manau, geriau paremti, gal nelabai tinkamas žodis paremti, bet pirkti iš legalių verslų paslaugas ir prekes, nei remti nelegalų verslą ir taip tiem žmonėm leisti lobti dar labiau.